kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoselėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Sveiki, brangus radijo stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalo Pūkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje ir kviečiu dalyvauti laidoje. Galite skambinti, galite išsakyti savo nuomonę, kadangi kalba apie šeimą, apie vaikus, apie mūsų ateitį Lietuvos tikrai aktuali visiems. Tad aš Kęstutis Pūkas, būsiu su jumis valandą laiko ir galima, žinoma, pabendrauti įvairiomis temomis, kas liečia santykius šeimoje. Ir šiandieną norėčiau daugiau paliesti tokį, žinot, politinio neišprusimo klausimą. Politinio požiūrių, ką mes duodame vaikams, koks yra švietimo srityje, yra kokia dalelė apie politiką ir kas tai yra politika. Pabandysim šiandieną šiek tiek ir panagrinėti ir kodėl politikams, kodėl tiems, kurie mes išrenkam, taip mažai rūpi, kad mūsų vaikai būtų supratingi, suprastų, kad politika tai yra tai, kas gali pakeisti viską, absoliučiai viską valstybėje. Tai yra politika. Ir šiandien apie tai niekas nemoko, yra žinios ir yra išmintis. Ką mes šiandieną gauname? Žinias? Ar mes turime išminties, ar mums ta išmintis yra, sakoma, jūs čia nelyskit, jūs čia nieko nesuprantat, jūs čia nieko nežinot. Nors iš vidaus kažkas tai spurda ir sako, tikrai mes galim padaryti. Tas studijos telefonas 34 0077 Kaune, Kauno kodas 837. Psichologijos mokslas turbūt jau visi kiek kartų girdėjome, teigia, kad vaiko charakteris formuojasi per pirmuosius 5 gyvenimo metus. Tėvai tai pirmieji vaiko mokytojai. Tėvai yra kaip pavyzdys, kurie suformuoja vaiko elgesių šablonus tam tikrose situacijose. Taip pat įvairių reakcijų schemas, į ką reaguoti, į ką nereaguoti. Vaikai, pažiūrėkit, kaip jie moka manipuliuoti, spaudžia, reikalauja, mato, ar nusileis tėvai, ar nenusileis. Ar nueis į parduotuvę, nupirks man tą, ką aš noriu, ar ne, krenta ant žemės kojom, spardosi, man čia to reikia. Tai visą tą, ką jie gauna iki 7 metų, tai manau, tikrai yra tėvų indėlis didžiausias į vaiko gyvenimą. Ir žinot, ir jie formuojami stebint, reaguojant į tėvų elgesį. Ne tai, kaip pasakysi. Žinai, tėvas cigaretę švampia, dūmai rūksta, vaikeli, nerūkyk, nes labai kenkia sveikatai. Tai, o tai kam tu rūkai? Todėl vaiko auklėjimas didžiulę atsakomybę ir didžiulę įtaką daro, nes nuo to priklauso visas žmogaus gyvenimas. Aišku, mes kalbam apie dvasinių, ateinant su siela išmintis, kurią žmonės atsineša charakterių tam tikrus bruožus. Tačiau kai kurie bruožai, kuriuos vaikas atsineša, jie nublanksta ir išnyksta. Matom, kad jų gyvenime nereikia. Nes jeigu gyvenime ko nors nenaudoja, tai lyg tai užmaršties dulkis nusėda, dingsta, jau lyg tai to daikto ir nėra ir nereikia. Tai, o kalbant apie būdą, apie charakterį, apie elgesį, apie sąžinę, apie visus kitus dalykus, kas yra patys svarbiausi dalykai, juos reikia ieškoti sėklos vaiko širdyje ir sudaryti sąlygas jai skleistis, užaugti, išbujoti. Ir žinot, ir ne tik tai suaugusiųjų žodžiai, kuriuose dažniausiai tokie, žinot, skaitome, mes auklėjimu, kad čia mes auklėjame, sakome, kalbame, bet elgesys daro poveikį vaiko ugdyme daug daugiau, negu mes kalbame. Dabar įsivaizduokit, ateina, apie maitinimas, jeigu paimsim. Ateina dietologija, kuris sveria 120 kg ir aiškina, kaip suliekinėti žmonėms. Turbūt
daug kas pakraipo galvą, sako, nu gal pati turėtų susitvarkyti kaip nors. Po to kitus auklėti, taip lygiai ir mokytojai patys elgesi kaip pavyzdžiai, ne kaip, o reikalavimai yra visai kitokie. Nu, vaikas iš karto atskiria. Ir žinot, labai svarbu, kad žodžiai atitiktų veiksmus, taip pat svarbu, kad vaikas pagaliau pagal jo amžių suprastų, kad jam būtų aiškiai kalbama pagal jo metus, negu 3 metų vaiką aiškinti kaip 13 metų vaikui, tai turbūt suprantama, kad bus visai kitoks poveikis. Visai kitaip supras. Vienas dalykas, pažiūrėkit, knygą skaitom. Skaitom paauglystėje knygą ir skaitom knygą jau suaugę. Nu visai randam kitus dalykus. Kodėl? Todėl, kad mūsų branda, mūsų išmintis, mūsų jau kitas pojūtis ir visos reakcijos į mūsų dvasinį pasaulį jau kitos. Todėl su vaiku taip pat reikia būtent taip kalbėti, kad jisai suprastų. Ir aš manau, kad vaikui visko neišaiškinsime, suprantama. Nes jisai pats daro išvadas ir pats supranta. Ir arba pradeda priešintis tam, ko jis nesupranta, o tėvai pyksta. Čia yra vienas dalykas. Tačiau, žinot, kodėl aš noriu kalbėti apie tai, kad vaikui nesuformuojama visiškai supratimas šeimoje apie politinį valstybės gyvenimą. Atrodo, ką čia vaikas supranta apie valstybę? Bet vaikas nuo mažens jau supranta apie akcijas, kurios parduotuvėje yra nuolaidos. Kur saldainėm nuolaidos, kur ten žaislam nuolaidos. Jis jau supranta nuo kokių 2-3 metų. Kodėl? Todėl, kad mes apie jas kalbam. Va, čia šiandien buvo kruopom nuolaida, šiandien čia tas bėgo, aš nusipirkčiau, čia juodas penktadienis ar koks ten būna. Tai reikia bėgti, nes ten bus pusė kainos. Ten. Ir vaikui suformuojama tokia nuomonė, kad čia yra didžiausia politinė svarba gyvenime. Ir štai čia mes turim sustoti ir gerai pagalvoti, ar mes teisingai vaikui parodom pavyzdį gyvenimo pagrindus, nuolaidus, pigiau, kur čia gauti. Na, mes turim kalbėti vaikams, kad politika, kurie gyvenime turi absoliučiai visą reikšmę, yra mūsų rankose. Ir jeigu mes išugdysime žmogų, išugdysime vaiką, savarankišką, stiprią asmenybę, kuris žinos, kad nuo jo priklauso ir tos akcijos, ir kainos, priklauso ir mokesčiai. Aš apie mokesčius jau sakiau vaikui mažam, išaiškinti, kas yra mokesčiai, yra labai sunku. Kodėl jas renka, kodėl sustojus prie namų gatvėje man reikia susimokėti kažkam tai pinigus prie savo namo, net į kiemą įvažiuoti savo negaliu, nes ten uždėti mokėjimo automatai. Ir taip toliau. Paaiškint. Tai jūs jam paaiškinkit paprastai. Sakyk, va, tu šiandieną dirbi, suplauni indus ar išplauni kambarį ir gausi eurą. Už tą eurą nusipirk ledą. Na, nuėjo vaikas nusipirko ledą. Dabar jūs paimkit ir pusę to ledo ir nukaskit. Ir suvalgykit. Vaikas sakys, palauk, aš dirbau, dariau, tu man pusę ledo surijai. Tai va, vaikeliai, sakyk, va čia yra mokesčiai, kuriuos iš mūsų atima. Viskas gerai. Mokesčiai reikia mokėti. O tada kur jis deda? Ar jisai suryja į pilvą ir suvartoja? Ar jie iš tų mokesčių sukuria mums gerą gyvenimą valstybėje? Labai paprasta. Bet jeigu mes vaikui visą laiką aiškinsime, kad nuo politikų priklauso, kaip mes gyvenam, kodėl mums taip sunku, kodėl šitos kameros stovi, kodėl mus seka, kodėl negalima laisvai žodžio pasakyti, kodėl ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jūs pamatysite, kaip vaikas pradės galvoti, pažiūrėk, nuo manęs daug kas priklauso. Ir jeigu aš šiandien balsuosiu už Petrą, o ne už Joną, ar už Igną, tai tada bus kitaip. O kodėl kitaip? Todėl, kad jo programoje ir darbai rodo visai kitaip.
Ir žinot, vaikui tas politinis auklėjimas yra labai svarbu. Ir ko gero nėra mūsų laikais žmonių, kurie nežinotų žodžio informacija ir to žodžio reikšmės. Ir ne veltui yra tiek daug posakių apie tai, turintis informaciją valdo. Sako, turi informaciją ir gali suvaldyti beleką. Informacija poveikio įrankis šiandieną. Informuotas žmogus reiškia perspėtas ir žino, ką daryti. Tai mes turime informuoti vaiką nuo mažens ir ugdyti, o ne kalbėti vien apie kaip kur pigiau, kur kokios akcijos, bet kad jisai augtų pilnavertis žmogus. Kodėl mokyklose nemoko vaikų šitų dalykų? Žinot, prisimenu apklausą, buvo jau čia keli metai atgal, kada jau 12-okus apklausė, kuo kas norėtų būti. Tai aš prisimenu, kad dauguma nori būti Seimo nariais. Kodėl nori būti Seimo nariu? Dėl to, kad jo mašinos geriausios, dėl to, kad jie turi laiko, dėl to, kad jie atlyginimus gerus gauna. Ir iš daugumos tėvų jie girdėjo, kad Seimo nariai nieko nedirba. Tai vadinasi, vaikas ugdomas taip, kad jisai nori nieko nedirbti ir gerai labai gyventi. Turėti viską, turėti pripažinimą, galimybės, pažiūrėkit, kaip elgesi jie. Matome puikiai, kaip pajungiama yra žiniasklaida skandalam daryti. Kaip reikia sugraužti, o Petrą Gražulį vakarą nubalsavo. Aš sakiau Petrui, kad nereikia laukti ir galvoti, kad neužteks balsų. Ar ten yra su kuo dirbti šiandieną? Nėra su kuo. Tai kas iš to, kad jisai surizikavo? Daug kas žiūrėjo per Lietuvą, daug kas mato, oi kaip čia Seimas gerai nusprendė, oi kaip Seimas apsisprendė, kokią pažangą, kiek daug nudirbo Seimas. Na, jūs pagalvokit. Ką vaikas, žiūrėdamas televizijoje, matydamas ten ir tėvų reakcijas ir visą kitą, ką jisai galvoja. Ir žinot, dažnas supranta, kad per informaciją yra daroma tam tikras poveikis. Todėl sklando ir ironiškai tokie posakiai, kad žiniasklaida nusprendžia, ką tu mylėsi, su kuo gyvensi, su kuo negyvensi, kaip tu gyvensi, ką tu nekesi ateinančiais metais, jau apie ką suformuos, kad šitas blogas. Jie rodo kalą pilą ant to žmogaus, o žiniasklaida valdoma visa sisteminė politinės sistemos. Ir čia masinės informacijos priemonės poveikis. Aš manau, kad labai daug yra ir filosofų, ir lingvistų, ir visuomenės veikėjų pasisakę. Ir, žinot, knygų daug parašyta ir visa kita. Ir galim, žinot, daug ką mes šiandieną apie tai kalbėti, kaip nukreipiamas dėmesys. Bet kur. Va, štai kažkoks tai biudžeto klausimas, kur ten pinigai kažkur tai ar kažkokia byla. Na ir Gražulis. O, Gražulis, pilno ekranai. O apie svarbius dalykus nieks nekalba. Kurti problemas. O paskui siūlyti jų sprendimus. Sukuriau kažkokį ir dabar jau apklausa žmonių ir visa kita. Čia daug mes galim ką daryti, bet mes pasižiūrėkime, kaip šiandieną neinformuotas, nesuformuotų požiūrį paauglys, jaunas žmogus, apie kurį šiandien kalba, kad jau nuo 16 metų reikia leisti balsuoti. Nes už tą visą, žinot, tokius formuojamus žiniasklaidoje gyvenimo formas, apie kurias mes čia galim kalbėti, galim nekalbėti, bet mes matom, į kur važiuoja mūsų bendražmogiškos vertybės, mūsų pamatinės vertybės, prigimtinės vertybės. Na ir jaunimėliui, žinot, lengviausia padaryti poveikį. Jeigu ji visą laiką ten žiūri visokius tiktokus, žiūri ten savo socialiniuose tinkluose, šitas visas blėstas, tokias visokias nesąmonės, žinot, jis žiūri, jam tas gyvenimas priartėja prie realybės. Ir pažiūrėkite,
Kaip tą jauną žmogų lengva suvaldyti, jeigu tėvai nesudeda politinės brandos, pamokų nepadaro. Jeigu jam neišaiškina, vaikeli, tu ruošiamas būti vergu. Tavimi manipuliuos ir darys, ką norėsi. Kas kam tik tai užeis į galvą, jeigu tu nesuprasi esminio dalykų. Kad tu gyvenimo sprendėjas, o ne jie. Kad tu turės apsispręsti, kaip gyventi, o ne tau kažkas tai nuspręsti. Ir pažiūrėkit, koks yra šiandieną valdymas ir vaikų, ir tėvų, ir pedagogų, ir politikų, ir ko tik nori. Gal šiandien truputį taip paliesiu šitą klausimą. Nes, žinot, nevalstybinės struktūros, kaip per jas valdoma. Tai įvairios tokios, žinot, transnacionalinės korporacijos, bankai, klubai, slaptos ložės, kurias irgi, nežinom, ordinai. Ir taip toliau mes čia galim jų įvardinti, nenoriu aš čia visų pavardinti, kas domitės, žinot, apie ką aš kalbu. Ir tokių organizacijų, žinot, kuluaruose nubrėžiami pagrindiniai žmonijos ateities kontūrai. Va ten būtent tuose ložėse, ordinuose, slaptose ir suformuojama tų žmonių niekas nežino. Bet mes gyvenam pagal jų kelią parodytą. Iš Alytaus paskambino, klausome jūsų. Labą dieną, norėjau paklausti, sakykit, kaip buvo auklėjimas šitas Vytautas Tomas Raskevičius, kaip jį tėvai auklėja, kad jis tapo, kaip sakoma, tuo iškrypėliu ir įdarų ir gėjum. Man iš šitą klausimą galite sakyti, kaip jis buvo auklėjimas? Aš tai sakyčiau, kad per mažai buvo dėmesio skiriama pagrindinėms vertybėms. Čia yra, vis tik tai kalba, žinot, kad tai yra ir liga, kad tai yra ir potraukis kažkoks tai ir visa kita, aš nežinau. Bet kaip auklėjo, tai reikėtų jo tėvų paklausti. Tai, žinot, pažiūrėt, kokie jų santykiai buvo, kaip jie bendravo. Ir daug mes matom, kad vaikam skiria 7 minutės pagal statistiką per parą laikų. Ir tas auklėjimas, skaitykime, nulinis. Nieks jų neauklėja, tik tai pareikia ant jo, kada jį gulta, eik valgyti, eik nusiprausk ir visa kita. O vaikas vystosi ir auga visai kažkur šalia. Ir va čia ir atsiranda tie profesionalūs visi nukrypę žmonės, kurie drįsta pasakyti, aš esu profesionalas. Ką reiškia? Sunku pasakyti. Kas yra profesionalizmas, tai yra tai, kai žmogus žino, ką daro. Tai vadinasi, žino, ką daro. Bet kalbame mes, kas mus veda į ten. Kodėl mes skubam? Kodėl mes bėgam, kaupiam, darom, lekiam, viską, nieko nespėjam. Anksčiau žmonės su arkliukais atsisėda į bričkutę ir nuvažiuoja į Kauną ar į Vilnių per 2 dienas ar kiek. Kažkur pasisvečiuoja ir viskas spėdavo. Mes dabar lekiam 100 virš greičių, mes bėgam, skubam, internetas greičiausias, viskas ko tik tai ir mes nieko nespėjam. O atėjus laikui, mes kaip ateinam nuogi, taip ir išeinam nuogi. Ir mums nieko nereikia, nei tų daiktų, nei tų akcijų, nei tų nuolaidų. Galbūt pasižiūrim, kur karstas su nuolaida parduodamas. Tai apie Kruką, tą Frank Kruk, žinot, turbūt, kad jau irgi ten veikėjas buvo geras ir irgi sako, perki karstą, antrą nemokamai. Taip ir čia lygiai. Tai neskiriam laiko, o tą visą užsuka mašiną politikai. Ir aš sakau, visą tą pagrindinę užduotį formuoja slaptos ložės, ordinai ir ten visokie bankiniai dalykai, korporacijos transnacionalinės ir čia ir Sorošo girdėjote, man atrodo, kuriamas įmonės ir iš kitur jas išvijo net iš šalies ir taip toliau. Dabar žiūrėkime, ką žino apie tai vaikai. Ar daug pasako savo vaikam, kad kažkas tai bus valdo taip, kaip mums nereikia.
Ir jeigu jūs siunčia ant 3 raidžių, kaip tą rusų laivą, jūs nebūtinai eikite tenai. Ar labai daug tėvai tai vaikam aiškina? Dabar pasižiūrėkime į valstybinės struktūras, kur mūsų vaikai užims kažkada tai vietas. Dauguma šiuolaikinių valstybių jau jos tapo fikcija. O politinis tas elitas kabutėse vykdo užkulistų visų šitų sukurtų, kur aš sakau, kas valdo, tokių nevalstybinių struktūrų valią. Kas tai yra? Kas tai yra tos paskolos, kam skolingos visos valstybės, kam? Nu, gal atsakytų kas nors? Bankam, o bankai kieno? Tai va, beveik kiekvienam valstybės veikėjui yra spaudimo svertai. Ir aš puikiai prisimenu, kaip mano Giedrius, mano draugas, sako, pamatysi, kaip nueisi į Seimą, tu atsiras tau tokių, kurie šantažą ar pasiūlys kažką, tai visą kitą. Tai randa visiems svertus. Bet žinodami mano charakterį, Petro tokio, jį neprispausi, manęs neprispausi. Žinot, svertų neranda, tada reikia suėsti ir išsityčiot, suniekinti, sutrypti. Paksą ir taip toliau. Daug mes galim kalbėti. Ir žinot, kažkas tų slaptų sąskaitų turi. Kažkas turi nuodėmių, kažkas nuslėptų mokesčių ar turto ir panašiai ir panašiai. Ir tikrai randa visokiausių priemonių. Dabar pažiūrėkime partijos. Kiek mes vaikams šnekam, kas yra partija? Ką jie žino? Tame tarpe ir opozicinis. Sukurtos dirbtinai ir atlieka tam tikrą vaidmenį. Pažiūrėkit, kiek pas mus opozicinių, tokių opozicinių, bet jos iš tikrųjų išdrasko tų žmonių, kurie dar norėtų kitaip balsus ir niekur jos ten nepraeina. O ten uždėta kartelė 5% ir jie nepraeis. Jeigu neatsirastų tų sukurtų opozicionierių, kurie dirba taip pačiai sistemai, žmonės žinotų, už ką balsuoti. Bet kai jos randa 10 ir įsidrasko, ir žinot, jos keičiasi vietomis ir metų metais lyderiauja. Ir pažiūrėkime, sąžininkai, pasiryžę dirbti tautos labai žmonės visapusiškai žlugdomi. Absoliučiai žlugdomi. Neprileidžiami prie niekur. Nei tų, žinot, į valdžią netgi pradžios tų etapų negali praeiti. Juos iškart suėda. Kas visą tai daro? Kažkokios slaptos jėgos. Kažkas tai. Štai yra esmė, apie ką reikia pasakoti. Vaikai, jūs išsaugosite Lietuvą, pasaulį, tik turėdami bendražmogiškasias vertybės. Ir jūs turite spręsti ne kažkas už jūs. Štai yra kur esmė. Jeigu turite klausimų, pasisakymų, kviečiu, dalyvaukite. Studijos telefonas 340077, Kauno kodas 837. Ir čia esmė yra, kad vaikai nuo pat mažens pradėtų žinot, kad nuo jų priklauso daug kas. Tėvai, mes neįsim balsuoti, nes nuo mūsų niekas nepriklauso. Vaikai sako, pažiūrėk, tėvai neina balsuoti, nes nuo niekas nepriklauso. Tai kas nuo manęs gali priklausyti? Niekas. Kas aš esu? Niekas, dulkelė. Na tada, kur pasiuntė ten einu, liepė pasilenkt, pasilenkiau. Liepė kažką padaryti, daro. Ir atsiranda va tie auklėjimai. Kada žmonės savo nuolankumą paverčia, žinot, niekuo. Švietimo sistemą pažiūrėkime. Liberalai tvarko mūsų švietimo sistemą jau turbūt nuo pat pradžių Lietuvos atsikūrimo. Tai Alvydas iš Vilniaus paskambino. Klausom, Alvydai, sveiki. Pagarba laidai. Senai teko kalbėti per jūsų radiją. Matot, dabar jūs čia kaip tik tai didžiausia pagarba Pūkui ir jo radijai, ir televizijai. Visi, kaip susitarė, kaip pagal barabaną, visi
Tik tai CO2, visi CO2 išsinuodysim viskas. Bet tai kas įsinodys, jeigu mašinos, tai čia išmeta tik tai iki 4% CO2 to vadinamo. O viską, kodėl nekalba apie ugnikalnius, kiek ugnikalniai išmeta. Nes yra apie 900 veikiančių ugnikalnių pasaulyje, o, reiškia, dar neuždūsom, reiškia, jie 1000 metų veikia. O kiek tos mašinos, kiek jau veikia? 100 metų, gal tai dar nėra 100 metų, kada čia automobilizacija buvo padaryta tokia išvystyta. Matot, visur afioras, visur, bet kokiam lygmenį, bet kokiam. Tik tai visokios nesąmonės. Na, matot, kalbant apie nesąmonės, tai jomis ir valdo žmonės. Klimato atšilimas. Atsirado kažkokia Švedijoje mergaitė, kuriai kažkas tai ten reguliuoja, pasidaro pasaulio žvaigždė, nes jinai prieš atšilimą. Kai jūs sakot, lėktuvas praskrenda reaktyvinis ar ten karo raketos, kiek jos išmeta? Perkūnės, žaibai, ugnikalniai ir kaip toliau. Čia, žinot, pasaulyje žemė ne pati žmonių valdoma, o visatos maža klopelytė. Kaip viskas dėliojasi energetiniai šitie dalykai. Bet tie gudročiai, kaip aš sakiau, kurie valdo nauja valdžia pasaulio, jie sugalvoja visokių variantų, kaip tiem žmonėm aiškintis. Bet aš buvau pradėjęs apie švietimo sistemą. Žinot, beveik visos geros vaikų savybės tai yra žingeidumas. Vaikai viską nori žinoti, iniciatyvumas, jie bėga, visokių iniciatyvų turi, kūrybingi nepaprastai. Ir mokymosi procese jos visos sugriaunamos. Jie standartizuoja vaikus. Jiem nerūpi, kad vaikas kažkam žingeidus, kad jam jisai domisi kažkuo. Kad iniciatyvą turi. Sėdėk, kaip ir visi klasiai, rankas ant stalo ir klausyk kaip 2x2. O kur kūrybingumas? Kiek jie turi tos erdvės? Ir žinot, vaiką sugriauna jau nuo pat mažens mokykloje ši būtent liberalų kuliama visa švietimo programa. Dabar sugalvojo jie, knygų nėra medžiagos, nieko, bet vaikus ir mokykit. Pedagogai iš proto eina. Ką jiem daryti? Pinigų neranda, žmonių nėra, neruošia nieks. Karbauskis jau kalbėjo apie tai, kad reikia padaryti prestižinę švietimo sistemoje, kas dirba mokytojo specialybę. Ką padarė? Jį patį sudaužė. O dėl ko? Pagalvokit, kame čia viskas yra. Mes bandome pasiaiškinti ir labai džiaugiuosi, kad jūs klausot ir išgirstat. Ir žinot, tokia sistema, kuri šiandieną, tai skirta nemąstančio tokio planktono formavimui. Tokiam, kurie nieko, tik tai nuleiskit rankas ir būkit vergais ir klausykit. Kurio interesai, pažiūrėkit dabar, pinigai, akcijos, nuolaidos. Toliau, lytinis palaidumas. Alkoholis, sporto varžybos, koncertų stebėjimai, dykinėjimai, nieko neveikti ir viską turėti. Štai ką šiandieną daro. O mes, matydami visą tai, kad vyksta, mes bėgam, lekiam, vaikam neturim laiko. Nelysk, aš neturiu laiko. Taip, jis tavęs ir to neklauso, ar tu turi laiko. Nes tu nereikalingas būsi. Nes jo interesai pasidaro pinigai, palaidumas ir visa kita. Pažiūrėkit, jeigu tiek skirtų politiniam švietimui vaikų mokykloje nuo pat pradžių, aiškinti, kas yra valstybė, kas yra pilietiškumas, tiek, kiek šiandien skiria lytiniam ugdymui šitam visam genderizmo programai, visiškai būtų kitas požiūris į viską. Ir vaikui reikia duoti erdvės, laisvės. Ir žinot, diegiami tokie įvairūs dirbtiniai sukurti jaunimo judėjimai. Pažiūrėkit, pankai, gotai, skinai ir panašiai. Ir tokiu būdu kanalizuojama jaunimo kūrybinė energija. Juos nukanalizuoja į kanalizaciją. Ir dėl to mes nematome vaikų ateities, ko ši sistema bus. O ši sistema gali būti pakeista
tik mūsų pačių pastangomis. Mūsų rankomis, išmintimi, supratimu ir neparsidavimu tom sistemom. Arnoldas paskambino. Sveiki, Arnoldai. Sveikas, gyvas, Kęstuti, labas rytas, kaip sakant, iš po vakar liūdnos dienos, aš manau ir tau, ir visiems mačiusiam, ir kaip sakant, įvertinusiems Petro, taip vadinamą apkaltą, aš nežinau, ką jie ten pavadins, ar ten apkaltą, ar kišas, ar fikcija, ar dar kaip parodija, visai gali vadinti. Ką aš noriu pasakyti, pas paminėjai, vadinasi, dėl vaikų sąmoningumo, ugdymo, politinio sąmoningumo. Nu, vaikai iš esmės apie politiką sunku, kaip sakant, imti ir įtikinti. Tai turi vykti palaipsniui, imant iš aplinkos ir iš šeimos, po truputį, lengvai, nes jis, kaip sakant, dar nėra pakankamai subrendęs, kad imtų visumą. Nesvarbu, ką aš noriu pasakyti. Pats dažnai mini, kad su vaikais dirbo po 5 minutės ar 7 minutės. Nu, aš manau, kad yra grupių, tos, kurios su vaikais dirba, kaip sakant, išsameu ir vadinasi, jie išsiugdė savo, kaip sakant, palikuonis ir jų kurso perėjimų, ką aš turiu galvoje. Vadinasi, tai nėra tai, kaip pasakė, kad vadinasi Bismarckas savo laiku, o to, kad vadinasi, jeigu žmonės žinotų, kaip daroma dešra ir politika, tai jiem pasidarytų labai negera. Tai vat, ką aš noriu pasakyti, štai, dabar su tokiam saldarokščiam veido išraiškam, aš vakar stebėjau tą apkaltos parodiją, vadinasi, ten ir Butkevičius stovėjo, socialdemokratas, išėjęs, vadinasi, iš komunistų terpės, reiškia, toks patenkintas, tokia veido išraiška, tokios primerktos akis, toks pasitenkinimas, vos jis ten orgazmo nepatyrė prie tos balsavimo dėžės Ratkevičiaus šalia trūkų, tai vienas kitą galėtų tenkinti. Tai dabar kas yra, vadinasi, Birštono Prienų prieš 4 dienas turbūt buvo paskelbta viešai, ką aš noriu pasakyti apie perauklėtus ir įsisąmonintus vaikus, kurie jau įvaldė šeiminę rangą. Kaip jie pylėsi nuostabiai benziną talonais. Skaitėjai turbūt, ten buvo vieša informacija, kad vadinasi mūsų merė apvažiavo, pasirodo, 200 000 kilometrų, o jos vyras kas 15 minučių pilstinėjo benziną. Supranti? Tas pats jau 16 000 benzino įsipylė Vaicekausko dukra, kuri yra, taip sakant, pačioj šeiminiai rangoj dalyvauja. Va tokia, kaip sakant, įsisąmonimai. Tai jų anūkai dar būtų gražesni, vadinasi. Ir aš tik vieną noriu pasakyti, yra tokia patarlė, sako, što vor praščionai, što žyd krikščionai, šitų nepadarysi nieko. O dabar kaip mūsų jaunimą auklėt. Taip teisingai pats kalbė akcijos įvairiausios, nukrypėmieji, kaip sakant, manevrai. Kas tai norima padaryti? Tai imant iš tų tavo paminėtų globalinių dabar apraiškų, kurie, kaip sakant, duoda kryptis ir žmonės per tą visą užsisukimą net nepastebi, priima taip kaip norma, kaip dienotvarkė, kaip sakant, bėga, mato, bet tai yra elementari visuomenės, reiškia, utilizacija. Dėl ko? Kad vadinasi dabar postindustriniam laikotarpiu gyventojų skaičius yra per didelis. Ir jie griebė tas, man jau juokingiausia yra, kada yra pasakymas, vaistų nukainavimas, galėsi dabar tas tabletės be sustojimo ir labai nebrangiai vartoti. Tai ir yra utilizacija, tai yra chemizuotas maistas, tai yra vadinasi, reiškia, polimas, pritraukimas prie tų blizgančio dalyko, neišsakant esmės. Tai tai lygiai tas pats buvo su tais vadinamais skepais, kurių pasekmės, vėlgi pasikartosiu, bus labai neaiškios, o rezultatai dabar kritimas yra akivaizdus, aiškus. Tai ką aš dabar pasakysiu, politika yra, kaip sakoma, kad tai yra valdymo kompromiso menas, reiškia, ir panašus dalykai. O kur baigėsi politika, prasideda karas. Tai mes rezultatė dabar matome, kas įvyko toj Ukrainoj. Bet tuo yra naudojimas, reikia aiškinti vaikam, kurie čia apsiginklavę stovi ir mūsų tie ir vienokie ir kitokie pozuoja su moderniais ginklais, modernesnė ekipuotė, vadinasi, ir panašiai. Bet kodėl jie neparodo tokių vaikam, reikia rodyti, kaip atrodo supuvę, be kojų, be rankų, ištraukti iš po žemės, sudegę, nuo diegulių, kaip sakant, kilogramas 2 ir panašus dalykai, kad jie matytų realybę, o ne, kaip sakant, kosminio amžiaus kažkokias tai science fiction, vadinasi, imitacijas, multiplikacijas ir panašius dalykus, kad reiškia gyvenimas yra rimtas dalykas. Ir yra, kaip sakant, su visais kritimais, nuopoliais, rezultatais, kančiom, reiškia, negalium ir panašiais dalykais reikia aiškinti. Tai ką aš noriu pasakyti, daug neįsiplėsdamas. Žmonės turi savo, reiškia, kartą augančią privesti prie konkretikos. Nesvarbu, nebūtina siekti ten ypatingo aukštųjų.
turi praktiniai įgūdžiai būti, profesijos įgyjimas, aplinkos vertimas realiai. Dabar pats paminėjai, tarp kitko, čia tas Alvydas apsireiškė ne taip senai, kuris ten buvo draugas vieno lakūno ir man pretenzijas išsakė, vadinasi, dėl nežinia ko. Nesvarbu. Bet dabar, kodėl Alvydas, pavyzdžiui, neklausia, kalba apie ugnikalnius, nekalba apie chimtrelus, jis ten liktai skraidė, žino, kad čia nėra, vadinasi, šiluminis pėdsakas, vadinasi, o pilstama ant galvų mum neaišku kas. Čia yra tragedija, kokiais tiklais siekime. Čia yra tikras, reiškia, aplinkos teršimas, jie ten manipuliuoja ir aiškina, kad vadinasi dėl saulės kokių tai atmušimo spindulių ir neduoti žemę atšalti, bet tai yra visa ta žalioji ekonomika, kaip jau dabar įrodyta, reiškia mokslininkų ir Vokietijos ekonomikos Europos griovimas, žalioji ekonomika, jau vokiečiai naikina ir tos malūnus, vadinasi, o tą jau, kur patau paminėta Švedijos mergaitė, tai specialistai nustatė aiškiai šizofrenijos, kaip sakant, negalę. Jau ten, kaip sakant, įniški, štai išmešta, jinai jau dabar jau netgi ir nurašinėjama. Tai va, gerbimieji, kaip sakant, man atrodo, čia labai, aš nenoriu pamokslauti ir dalyko per daug aiškinti, nes jau aiškina, pavyzdžiui, vakar Genzelis, kai mirė, tai Juršėnas dėstė, kad komunistų partija išvedė Lietuvą į nepriklausomybę ir vadinasi, jie atsiskyrė nuo Maskvos, evangeliškai sakant, velniai išvarė Belzebubų, bet velnės niekur jis ir neliko. Vat ir rezultatas nuvažiuoja po 200 000 kilometrų, iškrausto mokesčių mokėtojų pinigus ir daro tolimesnės aferos, jie, jų vaikai ir greičiausiai jų anūkai. Šitas turi būti sustabdyta ir aš dar kartą sakau, dedu daug vilties į tai, kad pasaulyje visą šitą kompaniją liberalistinę, jau kaip atidirbu savo brūdną darbą, Mauras padarė darbą, Mauras laisvas. Jie bus nurašyti. Yra dar, kodėl vakar aš paminėjau, kad Henrikas turi būti paleistas į kalėjimą, a jo, kaip sakant, Kutuska turi būti sukišti visi šitie deputatai, merai, burgamistrai visokiausių, ir jų vaikučiai, kad auklėjimais darbas būtų pravestas iki tokio laipsnio, kad jie, kaip sakant, kaip Kinijoje įvyktų kultūrinė revoliucija. Ačiū ir iki. Na, labai daug plačiai, galbūt Arnoldai norėčiau šiek tiek, kad būtų aišku, apie ką kalbat, nes tikrai skaudulių daug ir juos išsakyti laidoje tiesiog neįmanoma, bet aš šiandien kalbu apie vaikų ugdymą ir aiškinimą vaikams, kokios turi būti programos. Ir jeigu mes vaikams neišaiškinsime ir niekada nesupras. Pažiūrėkime, masinės informavimo priemonės. Ar kalba, kas valdo pasaulį? Ar ką nors jūs kur nors išgirsit? Ar labai kur retai išlenda per kažkokiuose socialiniuose tinkluose kažkokia laida, kas jau ten plyšo ir išėjo iš tos aplinkos ir pasakė, tikrai yra kur pasižiūrėti ir ką rasti. Pažiūrėkime masinės informavimo priemonės šiandieną. Melas. Visur melas. Tiesos nutylėjimas. Tiesos, kaip ir Arnoldas sako. Jeigu kažkas tai ir vyksta, tai apie tai niekas nežino. Faktų iškraipimas, daugybė tokios nereikalingos, nereikšmingos ir netgi kenksmingos informacijos pila kiek nori. Ir tėvai žiūri, ir paaugliai žiūri, ir vaikai žiūri. Ir diegiama griovimų programa. Per ką? Per filmus, per šou visokius herojus. Pažiūrėkit, rūkymo sėdi visi filmai, ten tik dūmai rūksta. Nejaugi tie aktoriai negali nerūkyti? Bet čia užduotis pinigai, alkoholio propaganda, keiksmažodžiai, pypsėjimai tie visi, palaidumas, grubumas, žiaurumas. Įsijunkite LRT, vat kad ir dabar, va įjunkite, pažiūrėkit, kokį filmą rodo. Kur žudo, šaudo, gaudo, plėšia. Kas tai yra? Ir žinot, labai retas šios srities darbuotojas užsiima tikrų visuomenės informavimu ir švietimu. Ir aš manau, kad mūsų ši laida, jinai visai kitokia, ir mūsų televizija, radijas visai kitokia, nei dirba sisteminė visa vadinama žiniasklaida. Man labai patiko, kaip ir netgi per tą patį LRT, per laidą įvardijo, ta vat visa nesisteminė žiniasklaida, vat jinai tuos dalykus kitaip teikia. Taip. Pažiūrėkime, ekonomika ir finansai. Kas yra sukurta? Auksinio veršio pinigų kultas. Pažiūrėkime, aukso puodas.
laimėjimai, loterijos ir taip toliau. Pažiūrėkime, šito kulto dėka žmonės paverčiami vartotojais. O ko daugiau reikia? Jeigu pavertai vartotojai savo nebegmasto, matuojama pinigais, perkama, parduodama, beveik viskas. Tai jau netgi anekdotai. Anekdotai irgi išduot net šiaip savo paleisti. Hai, gali ir savo tėvą ir motą parduoti už pinigus. Nu, ir taip toliau. Ne, taip neturėtų būti. Ir ne tik daiktai, bet ir santykiai, jausmai perkami, bendravimas, sąžinė, pagalba, dėmesys, gyvenimas, ką tik nori. Šiandieną formuojama taip, kad viskas pirkt galima. O kredito aukomis, pažiūrėkit, tapo ne tik daugybė žmonių, bet ir beveik visas pasaulio valstybės. Aš jau minėjau, kas kam skolingi. Kam? Kas kredituoja? Aš dar galėčiau papasakoti apie kreditavimus, kur priverčiami valstybė pasiskolyt, kurie tų pinigų negauna ir jeigu nesutinka, tai kaip jau Nuselos vadas buvo susprogdintas lėktuve ir taip toliau. Baisių dalykų daug yra. Žinot, sąmoningas, natūralios sistemos žmogus, kaip gamta, sveikos, žinot, suvokimas turi būti. Ir šiandieną visos šitos sąmoningos, natūralios žmogaus ir gamtos esmė yra greunama. Kad žmogus priešas ir mus padaro gamtos priešais. Ką mes darome? Žinot, tas įskiepytas vartotojiškumas žmogaus požiūris į gamtą sukurta barbariška gamtos resursų išnaudojimo ekonomika. Medžių pjovimas. Išpjovėt Matijošaitis Panemunėj medžius. Nu ir kas? Žmonės apsikabinę tos medžius verkė, atplėšė, policija nuvežė. Nu ir taip toliau. Tai pilna yra. O kur visokie Labadorės miškai, Punijos miškai, Girius? Pjaunama, parduodama. Kam to reikia daryti? Ir žinot, šiandieną atskirti nuo gamtos, apgyvendinti megapoliuose tuose, va čia Vilnius, čia Ryga, Talinas, visą kitą niekas, žinot, va čia Pabaltijos mūsų. Ir neįmanoma normalus ir sveikas gyvenimas, gyvenant tuose dėžutėse. Bet visiems ten reikia, nes va ten prabanga, ten moterys, ten alkoholis, ten linksmybės, o kitur dirbti reikia. Ir žinot, žmogus šiandieną atskirtas nuo natūralių sveikatos šaltinių, nuo saulės, nuo vandens, nuo žemės, oro ir nuo visos gamtos. Ir šiandieną viską žiūri, kaip apmokestinti, kaip tą žmogų uždaryti, kaip jį išvartot, kaip jį nutraukti nuo ten. Ir visą tai mato vaikai. Ir šiandien vaikas augdamas toje aplinkoje, jisai ir formuojasi nuomonę, kad čia taip gyvena, taip vadinasi normalu. O mes turime išaiškinti vaikams, kad taip neturi būti. Ir kad jūs, vaikai, nebūkit vergai šitų visų sistemų. Pažiūrėjom dabar į laisvalaikį. Daug žmonių net nežino, kas tas laisvalaikis per daiktas. Nes žmogus gyvena nenormaliai. Didžiausią savo gyvenimo dalį priverstas skirti tik pinigų uždirbimui. Aš dirbu dienom, naktim dirbu, sėdžiu, aš čia vaikai nelyskit, man čia aš čia naktinėjau. Aš čia naktinėdama dar pabraukysiu, pažiūrėsiu čia internetą, gal kur nors ką nors rasiu. O kur tavo vaikai? Vaikai palisėjo, miega, atsisveikinam, bučiuką davė, paglostė, papasakoja savo vaikui. Ar savo anūkui. Nebėgam. O pažiūrėkime, kitas laikas lieka kur kelionė iš darbo į darbą. Pažiūrėkit, kitas dalykas, dar kamščiai, kur tose megapoliuose visokiausiai nepravažiuosi, busginami benzinų, tam tvaikė sėdėdami viens kitam, duslerkas įkišę, vos tai mašiną brusginat. Toliau, pažiūrėkit, kiek prie televizorius prasėdė. Ar kompiuterį. Ir kiek lieka miegui. Nelieka miegui. Šeima vienas kito nemato lovoj. Čia gyvenimas atsiranda. Nes reikia pinigus uždirbti. Čia reikia tiek skirti visko.
Viskam tik tai negyvenimui. Ir per laisvadienius, žinot, tolimesnės savęs griovimas yra. Na ką, varom kur į klubą, varom pagert, dar kažkur tai. Tai visiškas degradavimas. Ir pažiūrėkite, šiandieną apskaičiuota, kad normaliam ir sveikam organizmui ir psichikos funkcionavimui žmogus turėtų dirbti 4-5 valandas per parą. O dabar dirba 14-15. O 4-5 aš kalbu apie intensyvų normalų darbą, ne tai, kad ten pusė telefono prašneka, pusė ten dar kažką tai, bet tiesiog atsidavęs darbui, kūrybai, savo darbui. O likusį laiką skirti fiziniai kultūrai, bendravimui, savišvietai, kūrybai, poilsiui gamtoje, bendravimui šeimoje ir taip toliau. Šiandien mes vaikam pavyzdžius tokius rodom? Retai kas. Aš nenoriu būti pamokslautojas, bet atkreipkite dėmesį. Aš skiriu savo laiką tam, kad mes pasidalintume išmintimi. Kad mes pasidalintume savo supratimu. Ar mes kartais nenukrypome? Gal mes patys iškrypom? Žiūrėdami tos tolerantus visokius. Čia irgi tolerancija. Pažiūrėkime sveikatos apsaugos ir medicinos degradaciją kokią. Vakar ministras rėkia. Jūs čia per mažai duodat medicinai, o iš jos visko norit. Nu, chamas, daugiau nieko negaliu pasakyti. Žinot, trūksta žodžių. Kur jų milijonai, kur jų milijardai? Ką jie daro? Kokias jie reformas daro? Dėl ko daro? Žmogui ar savo? Totalinis vaistų vartojimas, apie ką ir kalbėjo, išprovokavo masę mutacinių susirgymų ir žmogaus imuninės sistemos nusilpimą. Vaistai, aš nesakau, kad skiepų nereikia jokių, bet tas grūdimas, žinot, tas per prievartą žmonėm priešingai suformuoja nuomonę. Žmogus antibiotikų tiek geria, kad jie nebeatlaiko, pats žmogus turi savo imuninę sistemą. Pažiūrėkit, gydomos pasekmės, kokie simptomai. Ir tik gydytojai, entuziastai kalba apie ligų profilaktiką. O kiek šiandieną tokių žmonių, entuziastų yra gydytojų? Kiti jau priprato. Ir niekas neužsiima visuotiniu tokiu sveikos gyvensenos sistemų diegimu. Labai mažai kam rūpi. Šneka, žinot, apie sveiką gyvenimą, kaip apie kažkokį, žinot, jogą ar dar kažką, kur dar yra vieni nusukimai į šoną. Alvydas iš Tauragės. Sveiki, Alvydai, klausom. Labą dieną. Labą. Norėjau, Kęstuti, mielas, tau pasakyti. Kokios tavo laidos yra labai geras. Bet suprantat, yra toks dalykas. Mes čia kalbam, bet pažiūrėkit, kas daros Lietuvoje. Kur jūs matėte dabar vaiką, pavyzdžiui, pasisveikinant, kai buvo prie komunistų, pamatydavo kepurę, nusimdavo, labą dieną, suaugusiam. Dabar, eik tu nakui, sako dėdai. Tai ką norėjau pasakyti, kas padaryta yra iš Lietuvos. Dabar 210 000 negali įsiverti savo bulvienės. Duoda maltiečiai, duoda maisto bankas, turbūt didelis pelnas eina, kai jie čia taip rūpinasi su tais ubagais Lietuvoje. Kas padaryta, jeigu žmogus neturi savo puodą, savo gabaliuką nusipirkti mėsos, tenais įsiverti valgyti, tai čia yra Europa. Į tą ėjo Europą, jie turi visko, optinius taikiklius įsiteisina, viską jie turi. Savivaldybėse, kortelės, nematysi, anksčiau dar įleisdavo, dabar nieks neįleidžia, visi užsidarė, sėdė 800 žmonių, o kur jie dirba, perkūnas, žino, nieks neįeis, nieks niekam nesaka. Viskas yra paslapti, ponai gyvena, juokiasi, žvengia iš tų ubagų, o tai pašarą turbūt duoda tik tai koks biznis tai eina, kitaip negalbūt. Ačiū, Kęstuti. Skambutį, žinot, dėl ko aš kalbu? Ir dėl ko aš prašau, kad jūs kalbėtumėt su savo vaikais. Pabandykit tai, ką aš čia kalbu, pakalbėti su savo vaikais, su savo anūkais, su savo giminėm. Ir jūs rasit tikrai kontaktą ir rasit supratimą. Čia neužtenka, kad aš pakalbėjau ir pasikeitė.
Mes turim pakeisti politiką valstybės. O politiką pakeisti tada, kada žmogus žinos, kad jis gali viską padaryti. Kad jis gali nuėjęs balsuoti ne už ten Vytautą ar už kažkokį, bet už tą kokį Igną ar dar kažką, kuris tikrai gali pokyčius padaryti. Ir jeigu padarys pokyčius atėjęs žmogus tik tada, kada jūs palaikysit, tai yra masinė žinių, žmonių žinančių, ką daryti veikla. Pirmiausia, pasirinkimas teisingas būtų. Čia yra. Ir žinot, pažiūrėkime dar apie genocidą. Kalba, kas yra genocidas ten Armenijoje, ten dar kažkur čia Palestinoje, Izraelyje ir taip toliau, taip toliau. Pažiūrėkit, sunku rasti kitą įvardinimą, kitą žodį, žinant jų poveikį žmogaus organizmui. Pažiūrėkime, koks genocidas vykdomas. Alkoholis liejasi laisvai, tabakas, dūmai laisvai, kiti narkotikai, cheminizuotas, pažiūrėkit, narkotikų koksai ir genetiškai modifikuotas maistas. Kas čia yra? Ne genocidas? Turime pagaliau viską pradėti vadinti savo vardais. Ir mes vaikams savo turim paaiškinti. Paskaityk vaikelį ant etiketės. Kas ten parašyta? Ką mes valgom? Ir turime išaiškinti savo vaikams, kad jie viską gali padaryti. Nesvarbu, kiek ten tų, žinot, yra ložių slaptų, kiek ten yra kažko tai. Poveikį padarys tik tai žmogus savo pasirinkimu. Tik savo pasirinkimu. Ir jeigu mes klausysim politikų korumpuotų ar ten, kurie priklausomi, kuriem komanduoja, nes jie ten prisidirbė, prisidarė, vat kaip ir sakė, kaip Arnoldas gal juokaudamas, kad reikia daktarą paleisti Genytę, o į tą vietą tikrai tenai pilna yra tų, kurie šiandieną tarnauja sistemai vien bijodami savo padarytų darbų. Toliau pažiūrėkime, dar vieną, ką norėčiau paminėti. Taip pat vaikam reikia išaiškinti. Ginklai. Masinio naikinimo priemonės. Dar rusai pradėjo jau naikinti cheminiam medžiagom, dujom nuodingom žmonės. Na, šiandieną kalbėjau ten iš mūsų lietuvis, kuris ten yra, kas ten vyksta. Pažiūrėkime, kaip jais užmušinėja žmonės. Ir nuolat gąsdina mirties grėsme. Pas mus Lietuvoje, Vokietijoje, pažiūrėkit, ten jau žmonės seniai prigąsdinti, kad gali būti karas, bet jis ir gali ir būti. Čia, kaip sako, ta, kurie saugojas ir Dievas saugoja. Saugokimės patys, bet būkime išmintingi. Pažiūrėk, kas darosi? Karai. Kokie karai? Palestinoje su Izraelija, Ukraina su Rusija, ten Karabakai ir visi kiti, kas vyksta? Terorizmas, perversmai, revoliucijos. Pažiūrėkime, nusikaltėliai kriminaliniai, ką daro, kaip valdo. Visą tai sukelia baimę, siaubą žmonėm ir tą netikrumą dėl ateities. Ir kai atima netikrumą dėl ateities, ką žmogus pradeda galvoti? Jisai negali aiškiai mąstyti. Ir žinot, tada, kai žmogus negali mąstyti, jis bijo. Pažiūrėkit, jis nežinau, kur bėgti, kur eiti. Aš jau nekartą sakiau ir jums, ateina mergaitė. Vakare, tamsi, skersgatvį, išeinam balas. Hei, tu, kur tu išeini, sako. Tai aš einu, va ten, tiesiai, užėjau. Ten neik, ten tave nurengs. Jau tai įsigandus nežinau, ką daryti. O šiandien mes žmonės visi šitai prigąsdinti. Tai ką man sako daryti, eiti į dešinę? Ne, neik ten ir ten nurengs. Tai kur man į kairę čia bėgti? Ir ten neik, jau pasimetus visai. Tai gal man atgal bėgti? Ne, nebėg atgal, tai irgi nurengs. O tai ką man daryti, jau viskas? Nusirenk čia. Tai šiandieną mus šitokiais būdais valdo. Pilni baimės. Nesugebam aiškiai mąstyti. Bėgam, pinigų kultas didžiausias. Dirbam, lekiam, nieko nematydami. Į kur?
Į kur mes bėgam? Pagalvokim, susimastykim, gal skirkim savo vaikams, bet jeigu savo neskiriam laiko, bent vaikam, išaiškinkite, kas čia vyksta. Bet jūs patys sėdėdami televizorius, sukišę galvas į tos serialus, į visokius, nieko nematot. Kas vyksta? Net užpakalį pakelt, nuo kėdės negalit duoti rinkimus nueit. Pusė žmonių tik ateina. Nėra už ką balsuoti, visą laiką yra. Prašykit, maldaukit. Ir atsiras. Ir palaikykit tą žmogų. Petrą vakar sudraskė. Kiek žmonių supranta, kas čia vyksta. Kiti, va tai gerai, durnelį išmetė. Nu, štai kur supratimas. Žinot, pirmiausia, tai, kas iškyla į viešumą, jau nėra paslaptis. Todėl netenka savo galios visą tai, ką jie daro. Dėl to mums reikia kalbėti. Ir visada geriau žinoti, nei gyventi nežinioje. Apgaudinėti save ir būti apgaudinėjimam. Negalima šitaip gyventi. Žinot, paprasčiau yra kažką apgauti, nei įtikinti, kad jis buvo apgautas. Tai yra Marko Tveno žodžiai. Tačiau teisus ir Linkolnas. Įmanoma apgaudinėti dalį liaudies visą laiką. Įmanoma apgaudinėti visą liaudį, kurį tai laiką. Tačiau neįmanoma apgaudinėti visą liaudį visą laiką. Štai Linkolnas, kurį, žinot, jo likimą ir kaip tai yra. Šiandieną pavojinga tai kalbėti, ką aš kalbu. Šiandieną daug kas gali sakyti, tu čia šneki ne taip, kaip turėtum kažkam tai kalbėti. Ir tos ložės, ir tos visos organizacijos, kurios šiandieną valdo pasaulį. Nemanau, kad patenkintos šitais dalykais ir tie ordinai. Žinot, tos visos transnacionalinės korporacijos, kurios bankai ir visa kita, kurios priklauso kažkam tai, jie turi savo strategiją. Jie turi savo užduotis ir nubrėžia ateities kontūrus 100 metų į priekį, 50 metų į priekį. Jie žino, kiek mūsų žmonių turi likti žemėje. Iš tų 8 milijardų turi būti 1, tai čia užtektų ir tiek. Kiti nereikalingi, kaip čia pigiau dabar juos čia sunaikinti. Tai yra visokiausi dalykai, tačiau žemėje užtektų mums ir 20 milijardų žmonių, visiems būtų ką veikti, visi turėtume ką daryti, jeigu mes mokytume mylėti gamtą, mylėti žmonės, mylėti aplinkui tai, kas yra. Mes pamirštam save mylėti ir pamirštam savo vaikams pasakyti, kad jie turi mylėti gyvenimą. Ir kad gyvenimo prasmė tai yra meilė, laimė, džiaugsmas, o ne daiktai. Jūs galite čia vienas kitam atiduoti, nežinau, statinę aukso, dar kažkokius daiktus, namus. Aš nemanau, kad nuo to bus žmonės laimingi. O žmonės bus laimingi, turėdami širdyje džiaugsmą, laimę, mylėdami savo gyvenimą ir kitų, neprarasdami savo gyvenimo. Jis labai trumpas tas gyvenimas. Jisai pralekia kaip vėjas. Ir žiūrėk jau, laikas atsisveikinti. O išeinant kaip būna, liūdna galbūt, graudu, kad nepadariau tai, kas mano širdyje buvo. O gyvenau taip, kaip kažkam tai kažkokių slaptų ložių, ordinų interesai buvo prigazdinti mus ir būti palankiems. Politinis švietimas vaikui, kaip Arnoldas sako, aš nesakau, kad vaikams reikia aiškinti didžiąją politiką. Tačiau vaikams reikia aiškinti, kas yra gyvenimas. O gyvenimas visur yra politika. Visur. Būkime nuoširdesni savo. Ir išspinduliuokime tai, kas mūsų širdyse. Kiekvienas mūsų širdyje pilnas meilės, gerumo, darbštumo, kūrybingumo. Atskleiskime tai savybės ir nebūkime
įkaitai tos politikos, kuri mūsų gyvenimą pavertė niekuo. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva ir aš Kęstutis Pūkas linkiu. Pamastykite, gal aš ir neteisus. Visko gali būti. Tačiau linkiu visiems meilės ir gerumo. Iki. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoselėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.